Čia visos moteris be liemenukų degina. Maistą. Va, koks kepsnys. Paroda. Tapybos. Ate Estija. Įveikėm tave per 17 dienų. Negyvenama jūra. Kavos laikas, labas rytas, 17 diena. Šiandien kava civilizuotai puodeliai. Dviračiai išmiegoja gerai. Padangą Tom susitvarkė, įsidėjo kamerą. Būsiu kamera dabar. Nebedaug liko, apie 300 iki namų. Šiandien greičiausiai gal pasieksim Latviją, o gal ir ne. Žiūrėsim, bet vėl vėjas nepalankus. Saulė šviečia, naktį vėl rodo lietų, bet teks jau miegoti palapinėj. Varysim apžiūrėti miestelę Parnu. Parnu yra vienas iš didesnių miestų Estijoje, tai ketvirts pagal dydį, apie 40 000 gyventojų. Jis turi pajūrę zoną labai gražią, baltą ir turi mieste upę. Tai didelį uostą turi, netgi oro uostą turi, tai ir jisai skaitoms Estijos vasaros miestų, kurortų, tokių, užtat ir čia kainos ir didesnės, tai va už tą namelį. Mokėjom 51 €, lovos 2, dušas, tualets, viskas kambarį, tik tiek, kad jisai vadinas Zylės, kažkokia stovyklavietė čia, Zylės. Zylės namuose miegojom, tik tiek, kad nuo pūsų krent naktį konkurežiai viskas girdis. Bet mum nemaišė miegoti. Gana šilta, jauku, smagu. Pradėsim nuotykius. Kavos gurkšniuką. Šašlikinė yra, va ten kubas yra, tas uždėmas. Pasisupti lovą, čia tokia biškiai žirgėlynai, pagrindiniai pastatai. Dar daugiau namelių. Kas moks skaičiuoti su šitais skaitliukais. Lovos jau paklotos, žmonės apsirengę, dviračiai paruošti, nukelti. Oras labai puikus. Pradėsim 17 dieną. Namelį paliekam tvarkingą. Dar tašė vieną. Kelias prasideda namo. Judam nuostabiu takeliu link Parnų miesto. Nepasakiau šiandien anksčiau, dar net 11:30 nėra. Nereikėjo pakuotis palapinių. Ir pusryčiai tokie buvo lengvi, nes galvojam gal tą miestę šučiut perkast kažką. Pažiūrėsim, kas čia per miestelis ar miestas. Takelis nuostabus, mašinų daug. Vėjas mums bus vėl nepalankus. Bet smagu. Ten. Parnų ženklas, gėlytės. Su tom tašėm tik po parkus važinėtis. Nieko negali prasimakačelint, žmonės, šunys, visi ein.
Nežiūri kur. Varam ieškoti jūros. Parnų jūra. Paplūdimys. Visi gaudo saulę. Čia visos moteris be liemenukų deginas. Čia gal plikščių pliažas. Visi ir vyrai plikščiai. Stumėmės per smėlį. Tas molas va ten toliausiai akmeninis. Čia upė va įteka į jūrą. Ir atskirta moliukų tokiu. Oi, kaip kvepia rožėm. Strojkės. Poilsis vyksta, judesiuks Palangikė kaip mūsų. Normalus. Nu tikras poilsiautojus. Varam greičiau mes iš tikrųjus. Čia visur pelkė, jūra ten toli pasilieka. Bet yra takeliai kažkokie privažiuoti, apžvalgos bokšteliai kažkokie. Viskas su tom kažkokiam gėlytėm keistom. Drambliai ir gėlytės. Nėra dar tilto. Tokia karvių pieva. Suoleliai. Paminklas kažkoks, o kur čia tais. Nu ir puolėm kažkokį remontuojamą kelią. Bet mes į jį dar grįšim. Šiandien bus sunki kelio diena. Degalinė. Maisto atsargų, kokių bulvyčių. Maisto. Koks kepsnys. Pietai. Pievos akcentai. Tenk tuo keliu baisu minti, tai radom keliuką biškį nusukam. Pailėsim vėl į tą bjaurų kelią. Grįšim mes į Lietuvą. Paroda. Tapybos. Gražiai. Įdomi idėja. Ne. Vėl grįžo mūsų maršruts į tą didelį kelią, bet keista, kad jisai toks nėra labai apkrauts. Šiandien, o turistai. Pamoliavom jiem. Šiandien daug minima, bet kai tik randam nusukimą nuo to bjauraus kelio, visada nusukam. Dabar irgi lygiagrečiai minam. Šalia jūra, bet jos nematom. Bus kažkoks kaims, gal priartėsim. Tos mašinos tai užūžia. Tik sakau, toks jau geras jausmas. Leidome žemyn, o to tik vienas kalnas buvo. Priešais tie turistai, tai jie kilo. Minam vėlo keliu ir damynėm iki kaimo kažkokio pajūrio miestelio gal geriau. Apžiūrėsim, pavalgysim ledų ir toliau į kelią. Šiandien bažnyčių kolekcija pildo. Oletko saanut tarpeeksi? Pietų stops. Žvejys. Pavogė kelią.
Jūra baisuoklė, kurie išein, vaikštai visi jūra. Va, bebras gyven, kažkoks ne bebras, ir jinai ėda kažką. Pažintinis takėlis. Nu, kas tam gyvena, ne? O, bitė. Varna kažkokia. O, dar ir švyturys yra apžvalgos. Stotelė. Drakonų. Bet tai kiek sutikom keliautojų, tai visi mina vyresni žmonės arba po vieną berniukai. Moters dar matėm kelias po vieną minant. Aš tai nenorėčiau vieną mint, kažkaip vis tiek tie vakarai tada tokie liūdni. Man taip tai dviese greičiau pasidaro ir tie darbai, ir daiktai pasiskirsta, viens veš tą, kits tą. Kažkaip smagiau. Minam paskutinius kilometrus Estijos, tik dar neaišku, ar nakvosim Estijoje, ar jau Latvijoje. Dar sprendžiama. Bet dar valandų daug nėra, tai sotus ledų privalgę. Nebedaug lika iki namų, 200 kokie su biškiu. Važiuojam šalia jūros, bet jiem čia labai nepasisekė, nes jinai apaugus meldais, akmenėta ir smirdanti. Varom ieškoti toliau. Hello! Minam paskutinius metrus Estijos. Jau toj bus Latvija. Oi, parodys. Baigęs paskutinis Estijos miestas. Ate Estija. Įveikėm tave per 17 dienų. 1440 km, gal paskaičiuosiu paskui. Mes tai padarėm. Pirmas Latvijos miestas. Ainadžiai. Viskas, Latvija. Net nepajutom, kaip kirtom sieną, ne? Latvijos žemę riedam prie molo. Pažiūrėjau. Bet va, atein. Estijai tai gražu. Varom dabar apsipirkti latvišką. Šiandien bus latviškas alus, dešrelės, o gal burgeriai latviški ar kas nors latviška. O jeigu kas, dar turim estišką tą tušonkę ir estiškų ryžių. Senovinis kažkoks švyturys. Kažkoks kitoks jausmas, kai čia važiavom. Man tai atrodo, kad kažkaip mes ten važiavom tokiais vienkiemiais, o čia taip tankiau viskas apgyvendinta. Braunamės. Tai Latvijos žemė. Negyvenama jūra. Oh my goodness. Miegosim šiandien laukiniam pajūry, bet lietus atein, taigi greitai statom namą. Mažiau kalbų, daugiau darbų. Paskui viską parodysiu. O, namą turim. Dviračiai uždengti. Estijoje saulė šviečia. Nenuortas pasaulis, ką mes grįžtume. Nueik, debesie, pūsk į kitą pusę. Eisim greitai praustis, kol dar nėra lietaus. Vėjas kyl, bus kažkas. Dar per audrą nesam buvę palapiniai. Nusiprausam, žmonių nėra. O, jaučiu žaibavą. Labai geras lietus jau baigęs. Eisim kepti vakarienės.
Aš bijau. O ten rasi. Gyvatė. Gal pabaigsim? Saulytė išlindo jau. Ten juodi debesis nuėjo. Septynioliktą dieną tai panaudosim visą kelią vežtą keptuvę. Procesas toliau vyks. Palapinė biški šlapia. Čia saulė. Ten anas nuėjo visas debesis, o dabar dar viena. Šiandien ragausim latvišką. Visokių rūšių eikti savo. Nebemokam apsipirkti, nebežinom, dabar reiks tokius išragauti. Nu, nedaug dienų, bet turim tik porą. Kep, paskutiniai liko 2 kiaušiniai. Iškepsim ir eisim vakarieniauti. Apsidžiaugiam, bet valeidą pasidaryti valgyti, ateim kits debesis. Pilnas puodas maisto. Šalotų labai norėjom. Belia kaip. Ate 17 dieną. Einu miegoti. Prisiminkime vaikystę.